Sveiki gyvi. Jei nenumirėt nuo karščių, tai siūlau prisijungti kelių dienų žygį Nerimi su kajaku. Plauksiu kažkur nuo Lazdėnų iki Jonavos. Dieną žadu spiningauti, o ant vakaro statyti šaminę meškerę. Ant to, ką sužvejosiu. Tai va. Toks planas. Žiūrėsim, kaip seksis. Leikit kartu. Na ką, startuosim. Kažkaip startuosim. Už galą ten. Koks galva. Kaip persikrovė. Opa. Fū. Čia va, kur man pirštas išteka Bražuolė į nerį. Tokia įdomi vieta. Prie tą pačią ir sudip ir dar skanuoja, žiūri, koks gilis. Čia labai staigiai šlaitas nueina, kaip pusantro. Gal ant to šlaito kas nors būtų. Taip, pasikeisim atsaliuką. Taip ramesnis srovė. Dar nenori. Norėčiau vis dėlto su šituo kažką pramušti. Jazūriku. Kam nors per dantis taip šmaukšti. Išpaukšti. Gali salatis, gali deka, daugiau gali dekinis. O, bleris, o koks stovi. Arba medis, arba nedekaitė kokia. Sakau, išlipsiu, žinau, pailsėti. Koksai čipokas, bats ir yra. Antras jau šiandien. Oba, salatis, aš tai salačią jau gaudyti. Čia naisi tokį mažų vobleriukų, bet pagavau lydekaitę. Sukibo ant štai tokios mane didelės sakuros. Salatis išsivertė. Ne per taliausiai, sakau, kadangi jau sustojau, tai dar pamėtysiu su šituo. Sakt ir yra.
Kas čia? Šerys. Šeriaukas. Dar visai neblogo dydžio. Ant šamo. Pats tas. Taip. Kur aš čia dabar bus pasidėjęs savo visus pribombovisus. Taip. Šitą vaikiną paimsim. Vienas čipokas. Kabinsi pats ar kaip bus. Gražiai pavyko jį barzdą gauti po tos pačios sakros. Užkandžiai, masalai, arbatėlė ir plauk kaip šūdis. Tai va, geras gyvenimas. Oba. Sėdi. Dekaitė greičiausiai. Na. Pasirodyk. Na. Oi, ne, šapalas. Toks neblogas. Mano. Ai, kaip gražiai spaudė. Kaip gali. Gripštą netari, tai reiks nukankinti. Ne, taip. Kiek dar čia duosis? Gal viskas? Ne, dar pasiduok. Ant jazūriko, toks kilograminis, sakyčiau. Gražiai jo. Ir lapytė. Ir išsėmė. Kaip šapalėcas. O tai kyla toks. Nei didelis, nei mažas. Taip. Plauk. Nuvarė. Liuks. Sukibo ant va štai tokio jazūriko.
Dar paskutinį kablį pasididinau, pasikeičiau tokį didesnį. Jeigu koks salatis kaltų ar panašiai, kad nenulenktų. Bats. Ir yra. Turim čipoką. Ava! Nu, dar viena žuokė. Nu, pavadėlio nenutrauku. Gyvulytų. Lemia taip labai ant ribos paėmus. Gal reiktų net po to persirišti. O Jėzu, nu tau čia vaikyti. Nu, pasistengsiu išoperuoti, bet šansų mažai. Pasižiūrėjau, čia toks medis nuvirtęs, čia sukuriuoja ir pasižiūrėjau į krantą, kad mes dar kol kas esam Neries regioniniam parke, čia greičiausiai nieks nedaeina per tos brūzgynus, kad ir daeisi, čia nelabai pažvėjosi nuo kranto, tai tik su valtim. Čia dar už manęs kažkokia sala, pusiasalis kažkoks. Tai va čia įkabinau tą lydekioką. Tokia labai potenciali vieta, sakau, visas Neries regioninis parkas toks išdroštas, išgaudytas blemba. Tų visų kaip jų lašišautojų ir ne tik spiningautojų, poilsiautojų ir taip toliau. Tai vat tokios kišenės labai traukia, sakykim taip. Sunku praplaukti. Kad ir nedidelį tie žuveliokai, bet smagu kibimą turėti. Dar vieną žuvelioką turim. Čipokas. Ramiai. Toksai. Snapelį gražiai gavęs, bet kažko nenori draugauti. Kas yra? Toksai. Nežinau jau kelintas, bet plauk. Ant tokio mėlyno jozūrikas sukyba. Taip atrodo Vievio tiltas nuo vandens. Vienas čipokas. Šiandien čipokų diena. Kur didesnį lemba. Vis tokie lemba. Kaip nulėti.
Plauk. Nu, šlangą apsimės. Plauk. Jezurikas. Vienas jau sukapotas, dažai vos nesilapa. Kitas dar laukia savo eilės. Toks užautekis biški. Sustoju, staptelėjau. Bats yra. Pasistačiu namus. Užsitempiu kajaką ant šlaito. Galim ir pavakaroti. Jau ir meškerę šamui pasistačiau. Užsitempiau. Ten apačioj matot su akmeniu prie pat krantą užmečiau. Čia praeidinėja tokia labai staigi brofkė. Ir po to įsėklinu veina ir daugiau čia visur ampliacijos labai vienoda ir smėlis, tai nežinau. Jeigu ir eis čia koks šamas, tai sakau, gal palei šitą krantą. Palei gilį, palei srovę. Tai va, paliksim su gyva žuvelė. Nakčiai. O kai bus, na, matysim. Vienas didesnis šapalas. Na ir ten daugiau kas šapaliukas, ešeriukas ir peiliukų ten, be skaičius. Tai vat, kur didesnės lydekos, neįsivaizduoju. Gal kur nors giliau, arba didesnių masalų reikia, arba vis tiek, ne dienos metu gal išlenda pavalgyti. Tai jo, ką žinau. Rytoj praneša audra. Nu, bet kažkaip, nežinau. Tęsim savo žvejybą. Šiaip pats konceptas, kad plaukti su kajaku, spiningauti ir dar vakare, nežinau, įsirengti stovyklą kiekvieną kartą. Ir pastatyti tą šaminę meškerę, nu, tai reikalų yra. Plius pavalgyti, plius arbatos pasidaryti, plius vandens užsivyrinti, nes, nu, kiek vanduo pasibaigė. Plius, ką žinau, namus pasistatyti. Nu, karoči, išlipi krantą. Reikalų be proto. Tai va. Gerai ką. Liko nusipraust, liko pavalgyti ir tikrai nelauksiu, kol sutems eisime miegoti. Susipakau. Kaip matot, visas jau pusiau ant kranto, pusiau ant vandenį ir plauksim, nežinau. Dabar kažkur po 8, gal jau atsikėliau, nežinau, 6, dar pradripsojau iki praktiškai 7, kol viską susipakau, kol susidėjau, nu va, ir vėl vandenį. Šiandien praneša audra, tai nežinau, iki kiek čia žvejosim. Gūsius milžiniškus su 23 metrais per sekundę. Ant žodžių. Akinį rasuoja. Nesiprausis. Prasmirdis. Pusryčius pavalgys. Ant žodžių. Tokia jau to, nežinau, vikingo dalia. Gerai, ką, nemarūdėm laiko, kol neužkaita dar visiškai, reikia pažvejoti. Ir sakiau, per audrą, ką žinau, gal nebežvejosiu, o tiesiog plauksiu tolyn. Tai va, jeigu ką pagausiu, tai parodysiu.
pasirodyti. Nu, koksai rainys. Rėvai stovi. Žiūrėkit. Ramiai. Neblogas toks. Gerai. Paleidžiam. Tai va, laikausi ant šūdinio akmens. Ir jo, nery vat yra ir tokių gražių didelių rėvų. Gylis nežinau apie kokį pusę metro. Ir čia per visą plotį eina milžiniška rėva. Jau Kernavėj, prieki matos Piliakalniai, bažnyčios bokštas. Nu ir va čia salos prie Kernavės kelias. Kažką turim. Šrapalas. Vėjas žiaurinis tai. Teks čia įpa. Pagainėt. Ramiai. Ta. Be greipšto. Tai čia ne kažką. Ne. Čia dėsias. Duodas. Jis man čia, na. Kada pavargsi, pasakyk. Be graipšto, tai šūdų krūva, aš jums galiu pasakyti. Nu, bet... Ramiai.
pasakyti. Nu, toksai gražuolis. Neš gal dabar kokias mane žolės. Biškį prisišvartuoti. Irgi toks apie kilogramą. Tik užmečiu, tik bats. Pagavom, pasidžiaugiam ir lauk. Toks apie kilogramą kažkur. Bleva, buvo žuveliokas, bet atsikabino čia. Užrėvos tokia biškį lankėlė. Greičiausia lydekaitė kalė. Ant jezūriko. Šitą priekį akmenys, nežinau ar matosi. Tokie vat. Visur. Čia įlanka. Čia biškį sukuriuoja. Karšta nerealiai. Kokia rėva. Milžiniška. Nei pradžios, nei pabaigos. Sveiki gyvi. Įsirengiau kažkaip stovyklą ir antra liūtis užklupo. Lemba, čia bus žiauru. Gerai, nežinau. Varu aš dar praustis, a jūs pabūkit palapiniai. Dar buvau pamiršęs pasakyti, kad buvau pasiėmęs diperę. Tai Neries regioniniam parke vakar praskanavau šiek tiek įdomesnių vietų, tai galvoju gal, reiks sugrįžti, pabandyti gal kažkokią dugninę. Ledukais varo. Sėdžiu palapinį, pastovėjau lietui, nusiprausiau kabutėse. Apsitvarkysiu reikalus ir varys miegoti. Laisau. Toliau čia, kaip pasakyti, duodas gamta. Vakar čia kažkaip per tos krūmynus blizgynus užsikabarojau į krantą. Nu ir kažkaip pavyko išgyventi audrą. Tvarkausi ir lauksim toliau. Kadangi toks oras šūdinas šiandien, tai sakiau, gal nebežvejosi, tiesiog nuvaryti, nuirkluoti iki Jonavos ir varyti namo. Liko nebeprisimenu kiek, ar 20 ar 16 kilometrų kažkas tokio, tai kelios valandos irklavimo. Parvaryti, susipakuoti ir viskas, ir lipti iš vandens. Tai va, bus tokia kelionė su žvejybos elementais. Cepelininis dangus. Ir reikia pasiekti Jonavą kažkaip. Vėjas. Greičiausiai palis dar ant galvos. Tai va. Šiaip vakar žiauriai neradau kur išlipti. Visi krantai va tokie galiu parodyti. Žiauriniai. Bruzgynai, dumblas, status, kad ir pušynas, bet prieimo nėra iš vis, va.
Jeigu kur ir yra kokį kojai padėti, tai yra. Sakau, atsiradau vakar bebrų ištryptą vietą, tai vieną koją padėjau, kažkaip užsirapšiu. O šiaip tai žiauriai nėra stovyklų. Nu ir vietų iš principo. Na, žinokit, nebeatsilaikiau. Čia vat žiūriu rėvą ir va čia sukuriuoja. Tai čia turėtų būti ką nors. Nori, nenori. Oba, čipokas. Ramiai. Davai. Į atbulinę srovę. Prie kranto. Koks pasiutęs. Čia tokia nedėkinga blemba. Vieta, nu. Ramiai. Nu. Žvakės dar išdaro. Ateik čia. O, koks. Šitas jau gražus. Apie kiliuką. Koks. Fainiulka. Ant jo zūriko. Cakt. Ir yra. Ai, pasileidai. Gerai. Lauk. Eik tu savo, jėgos tu turi. Pipец. Užsitiesęs, užsiklojęs. Levelę visokią. Su neperšlampam kostam pirmin važiuojam, ta prasme. Bet kokiu oru. Kartais būna jam čia špuliuoja. Blemba geras buvo lydekiokas. Kai kalė vėl tą jo zūriką, vėl panašaus dydžio apie kilą. Baits tik tais. Šaigės. Galvojau, šapalas koks. Toks smūgis buvo. Nu va, vienas tiltas, Tolilmoj antras tiltas ir Jonava. Tai tiek šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.